Mano mamai 92 metai, bet jai socialinių paslaugų Nemunaičio seniūnija neteikia. Seniūnas Rimantas man parašė: tavo mamai būtų galima teikti paslaugas, jeigu ji norėtų. Kai žmogus paslaugų atsisako, prievarta jų teikti negali. Aš jam atrašiau: suprantu, Rimai, kad prievarta paslaugų teikti negalima. Ar jinai tikrai atsisakė? Man to nesakė, tik sakė, kad seniūnas buvo atvažiavęs su Nijole, socialine darbuotoja, aplankyti, pažiūrėti, kaip gyvenu. Tu matei, jinai gyvena šūde ir mėšle, su smirdančiais kilimais, neskalbta patalynė, neplautais indais. Visur purvas ir mėšlas. Tokiomis sąlygomis žmogus gyventi negali. Teisinėje demokratinėje valstybėje. O nesutinka, todėl, kad visiškai nesupranta, nesigaudo, nesuvokia, kad socialinė darbuotoja nori jai padėti, kad negyventų šūde ir mėšle, purve ir brude. Tokiomis sąlygomis gyventi negalima ir cholera susirgti galima. Kreipiausi pagalbos į TV, bet ji išėjo atostogų. Mano advokatė parašė į Alytaus socialinį skyrių. Laukiu atsakymo ir tada patars, ką daryti. Ačiū, kad parašei. Rašau tau verkdama. Žmogus tokiomis žiauriomis sąlygomis gyventi negali. Ji to nenusipelnė. O jai gerai taip, kaip yra. Ji yra sunkus ligonis. Tačiau yra labai žiauru, kad Nemunaičio seniūnas šitaip elgėsi su mano mama ir tiesiog sako, kad jai pagalbos nereikia. Jis tiesiog meluoja. Jis tiesiog tyčiojasi iš mano mamos. Jis pažeidžia mano mamos teisę į orų gyvenimą.